Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, neįprastą dieną, trečiadienį su jumis sveikinuosi, o įrašinėju šitą epizodą gilią naktį. Tai yra prieš keletą valandų policija pranešė apie tai, kad atsirado 9 metų mergaitė Agota, Kaune, jinai yra surasta. Ir kai kyla toks didžiulis ažiotažas, tokios dramatiškos istorijos, man labai daug žmonių rašo ir sako, Skirmantai, padaryk apie tai epizodą, kažkaip sureaguok, parašyk, aš visą laiką sakau, nėra prasmės, nes žurnalistai dirba savo darbą, visa žiniasklaida yra susikoncentravusi, stengiasi maksimaliai greitai pasidalinti informaciją, tai man į tai įsijungti būtų tiesiog kartoti tai, ką žurnalistai jau padarė. Geriau koncentruotis į kitas temas, kur mano įgūdžiai gali labiau praversti. Bet šį kartą aš noriu sureaguoti. Ir aš nekalbėsiu apie mergaitę pagrobtą ir paskui surastą. Aš nekalbėsiu apie visus bylos niuansus, bet aš pakalbėsiu apie vieną labai svarbų dalyką. Tai yra, štai tokiomis istorijomis naudojasi įvairiausio plauko veikėjai. Kriminalas, politiniai populistai visokie ir panašiai. Vienas iš jų yra Antanas Kandrotas, kuris nuolatos visose istorijose, kur tik figūruoja vaikai, stengiasi tais vaikais, tų vaikų dramomis pasinaudoti. Aišku, jisai nepraleido ir šios progos, daro savo laivus, vėlgi važiuoja ne tam, kad ieškotų, ne tam, kad padėtų, bet tam, kad trukdytų, tam, kad tiesiog darytų savo asmeninę reklamą savo politiniai partijai, kuri net nėra užregistruota, ir tiesiog bandytų tokiu būdu išnaudoti svetimų žmonių tragediją. Bet pats svarbiausias dalykas – likimo ironija. Tai yra, šį kartą jisai stipriai persistengė, nes jis padarė laivą, prieš tai jisai padarė keletą kitų laivų, jisai sudalyvavo Janotinės diskusijoje, kur tiesiog apsimelavo šlykščiai. Na ir mano galva čia yra pasiektas dugnas, tai yra jisai ne tik tai parodė, kad visiškai nevaldo jokios informacijos, tai yra jisai tiesiog kūrė sąmokslo teorijas, sakė, žiūrėkite, turiu patikimus šaltinius, kurie man pateikė informaciją ir jūs galite pasižiūrėti patys, kaip po valandos paaiškėja, kad jisai neturėjo jokios informacijos, kad jis jums visiškai melavo ir jumis manipuliavo. Dar svarbiau, jisai pasirenka žmonės, kurie su juo diskutuoja, kurie aiškiai padugniai sako, kad jis yra padugnė ir deda jų nuotraukas, vardus, pavardės ir sako, šitie žmonės yra susijęs su štai šituo rezonansiniu nusikaltimu, nors jie nieko bendro su tuo nusikaltimu neturi. Aš nežinau, kaip į tai reaguos teisėsauga, bet aš noriu, kad visa tai liktų, kad nedingtų tai. Mes jau turime tokį precedentą kažkada, kai Paul Demiko vlogeris kreipėsi į policiją ir vėlgi celofanas buvo ten paskelbęs įrašą, kuris aiškiai prieštrauja įstatymų ir tada jisai sakė, žiūrėkit, čia ne aš, ten Facebook'e kažkas galėjo įsilaužti ir taip toliau ir taip toliau. Tai šiuo atveju tai bailys, kuris skubėtų šiaip jau trinti savo visus laivus, bet labai norisi, kad tai liktų ir aš labai noriu, kad tie žmonės, kurie iš tikrųjų spaudžia, patinka, rašo komentarus, dalinasi štai šito padugnės skleidžiamais melais, jūs pasižiūrėkite, ką jūs darote ir jūs pasižiūrėkite, kaip jumis yra naudojamas ir aš tiesiog noriu klausti, kas su jumis yra negerai, ar jūs visiškai neturite savigarbos. Policija yra iš esmės sugriauta ir klausimas, ar jinai grįžtamai yra. Ar jau šitas procesas nebegrįžtamas, kad jau viskas, jau policijai mišęs. Kaip normaliai, efektyviai veikiančiai struktūrai, kuri gali ginti, saugoti ir padėti. Viskas. Pipės nėra šitos sistemos. Dėkoju Kauno apskrities vyriausio policijos komisariato kolegom, Lietuvos kriminalinės policijos biuro kolegom, ARO darbuotojams. Dabar tikrai galime pasakyti, kad taip, ARAS dalyvavo irgi finalinėje stadijoje. Ir šiai minutė jau tyrėjai duoda mažiau nei 50%, kad mergaitė yra gyva. Realizacija turbūt pavyko pilna apimtim. Mergaitė šiuo metu yra Kauno klinikose, medikų priežiūroje. Asmuo įtariamasis yra sulaikytas. Kokio perkūno ieškoti, šukuoti ten tuos visus rajonus, jeigu vaikas buvo sukištas į mašiną ir išvežtas. Suprantat? Tikrai noriu padėkoti tai dideliai Lietuvos visuomenės daliai, kuri padėjo mums, prisidėjo tiek informacija, tiek aktyviais veiksmais vykdant paieškos funkcijas. Buvo ten jo visokių, ten garažus laužo, dar kažką daro, iš vis ne Kaune čia reikia šitą reikalą daryti. Garažų masyvė, taip, galbūt sąlyginai netoli nuo pagrobimo vietos, apie 1,5 kilometro, bet tikrai nebuvo paprasta rasti šitą vietą. Iš esmės, jeigu paaiškės, kad čia kažkoks tai padarė tą kažkoks tai pedofilas, jeigu dar koks nors išėjęs iš kalėjimo, supraskit, kad policija šitą reikalą glaistys kaip tik įmanoma. Matyt, Arą pamačiusi,
pamačius, visos drąsos išgaruoja, tai šioje vietoje tikrai nebuvo bandymų kažkaip priešytis aktyviai, bėgti ar žaloti mergaitę. Tiesiog gal tas ir netikėtumo faktorius buvo, kad apskritai čia, kaip čia atsirado mes. Jeigu randa mergaitę gyvą ar negyvą, apie tai pranešti visuomeniai tik tai aptarus komunikaciniai grupiai. Suprantate, yra komunikacinė grupė, dabar policija, kuri svarsto, ta tokia cenzūra, kuri dozuos, kiek duot visuomenį informacijos, kiek neduot. Ir jeigu paaiškės, kad irgi mergaitės rastas kūnas, tai jeigu aš sužinosiu ir jau man be abejonės patvirtins, tai aš, žinokit, drąsiai šitą dalyką pasakysiu. Jis visiškas padugnė. Kritikuodamas šitai policiją, aš tikrai trukdau, kai sakau, biški taškau policijos reputaciją, bet tikrai nemanau, kad aš čia kenkiu tyrimui. Ar jie bandys tą padaryti? Tai bandys tą padaryti, bet aš manau, čia nelabai čia pasiseks šitą dalyką, nes tos informacijos gaunu labai daug, neviešinu to, kas galėtų pakenkti tyrimui, aš pakankamai proto turiu ir čia visas šitas visi matys. Kai celofanas kalba, kad mergaitė yra ne Lietuvoje, išvežta ir jau greičiausiai negyva, jisai net nesupranta, kad jau tuo metu vyksta jos išlaisvinimo operacija. Jis kalba gyvai, už valandos visi sužinosime, kas įvyko. Lygiai taip pat celofanas kalba apie tai, kad jisai turi šaltinius, kurie jam gali net pavardės pasakyti, tų asmenų, kurie yra sėdėję, kurie yra pedofilai. Paaiškėja, kad asmuo, kuris vykdė nusikaltimą, niekada teistas nėra. Jisai sako, kad yra atsitiktinis nusikaltimas. Paaiškėja, kad asmuo ten turėjo specialiai įsirengęs garažą ir kalba generalinis komisaras apie tai, kad tai yra kvalifikuotas nusikaltimas. Aš į visas tas detalės nenoriu eiti, nes tiesiog jos jum ir žinomos yra, bet svarbiausia, tai yra Antanas Celofanas, jisai tiesiog iš piršto laužė informaciją, itin jautrią temą apie mergaitės gyvybę, apie mergaitės sveikatą ir panašiai, gąsdina ir klaidina visuomenę. Ir maža to, įsivaizduokite, jisai pasiema nuotrauką asmens, su kuriuo susiginčia Facebook'e ir paprašo savo sekėjų, kad suteiktų apie tą asmenį kuo daugiau informacijos, nes šis asmuo neva tai yra susijęs su nusikaltimu. Aš pabrėžiu, asmuo nieko bendro su nusikaltimu neturi. Tai yra, bet kuris iš mūsų gali būti lygiai taip pat celofano įdėtas į Facebooką, įdėta mūsų nuotrauka, vardas pavardė pasakyti, įrašas, kuriuo pasidalinta daugiau negu 8300 kartų. Tai yra Antano Kandroto įrašas, kuriame vėlgi nuotrauka visiškai niekuo dėtų žmonių, vyro ir moters. Dėmesio, asmuo vardu Gediminas arba Gedas, šis asmuo yra galimai susijęs su pagrobėjais, susijęs pagrobėjais didžiosiomis raidėmis, kad tai užsifiksuotų, kad tai aiškiai matytųsi. Jei atpažinote šį asmenį arba asmenis, praneškite mums arba 112. Tik laiko klausimas, kada jie bus sučiupti. Rašo, tau reikia info apie Gedą, rašyk man, viską žinau apie tą Gedą. Gediminas, vardas pavardė, klaipėdietis toks. Ar jis čia mane patrolint sugalvojo, ar jis čia dar kažką sugalvojo. Dabar labai pradėjo jisai, žmogus, įsivaizduokit, man pradeda rašinėti ir pradeda jis ginti pagrobėjus. Suprantat, įsivaizduokit, žmogus, tu čia tą darai, tu čia tą, kokias tu čia premijas skelbi, dar kažką. Aš čia savo pinigus siūlau, ne kažkieno tai. Ir man čia eina, aiškina. Tai, žodžiu, iš esmės pradėjo čia rašinėti ir man kilo pagrindinis natūralus klausimas. Kodėl šitas asmuo staiga nori man sutrukdyti? Kodėl jis man trukdo? Aš skelbiu premiją. Pasiūlėm kalną pinigų. 50 000 nesimėto. Eikit uždirbkit per vieną dieną. Kiek Lietuvoje žmonių uždirba į dieną 50 000, ne? Ir tiesiog kažkoks tai bičas rašo man ten kažkokius tokius dalykus. Ir man, aš manau, ir teisėsaugui irgi turi būti įdomu, kodėl kažkoks tai asmuo man trukdo. Teisėsaugai turėtų būti įdomu, kaip daug kartų teistas Sukčius,
kuris padarė didžiulę žalą ir valstybei, ir fiziniams asmenims, kuris to žalos dar neatlygino, iš kuris iš viso turi 50 000, kuriuos neva tai kažkam gali skirti. Pamenat, kai celofanas rinko pinigus, kai jį sodino ir sakė, žiūrėkit, mano dabar vargšė žmona neturės kaip išsilaikyti. Pasirodo, kad tai yra labai turtingas žmogus, kuris gali 50 000 į kairę ir dešinę pamėtyti. Antras dalykas, akivaizdu, kad visa tai yra tiesiog šou. Įsivaizduokite pagrobėją, kuriam sukčius ir melagis siūlo 50 000. Ar kas nors būtų tiek protiškai atsilikęs, kad jisai pasinaudotų tokių pasiūlymų. Ir bendrai, kaip jūs įsivaizduojate, toks rezonansas, vyksta paieškos, dabar kažkas išgirdęs apie 50 000 pasiūlymą išsiduos, grąžins tą mergaitę. Na, visi puikiai supranta, kad iš šeimos tragedijos, kurią tikrai seka visa Lietuva, celofanas bando išspausti kuo daugiau naudos savo. Ir tada ateina žmogus, kuris jam taip ir pasako, žiūrėk Padugne, tu naudojasi iš tos šeimos ir iš tos mergaitės tragediją. Už tai jisai įdeda jo nuotrauką ir sako, tai asmo, kuris yra susijęs su nusikaltimu, nes kaip jisai man gali trukdyti. Skambina, man rašo geranoriškai, sako, gal galit paklausti tų tėvų artimųjų tikslę mergaitės gimimo datą, tikslę datą ir tikslų laiką ir gimimo vietą. Mes pagal tai panaudosim ten tą savo super kažkokias galės ir mes galėsim pasakyti, kur ji yra. Paprašau tų giminaičių, ką jūs galvojat, giminaičiai sako, nereikia. Na, jeigu aš būčiau tėvas, turėčiau tokio, nedaug dievo, kažkokią tokią situaciją, tai aš sakyčiau, klausykit, visi ten šarlatanai, būrėjai, kortų ten taro metėjai, ten kavos tiršių būrėjai, davai jūs ten kažką, praregėkit, pramatykit ir man kažkaip padėti. Kai sako, skęstantis grėbėsi šiaudo, yra toks pasakymas, kad viskas tinka. Ir tėvai sako, nereikia. Nereikia, mums nieko nereikia, jokių gimimo datos nesakysim, gimimo laiko nesakysim, nieko nesakysim, mums čia nieko jokios pagalbos nereikia. Ir tai kelia irgi kažkokiu tai keistų klausimų. Tai ryškiai tėveliai jaučia kažkokią tai kaltę. Jūs galite įsivaizduoti, tėvai prarado vaiką, jie nežino, tas vaikas gyvas, negyvas, laukia, policija ieško, sutelktos didžiulės pastangos, visuomenė pasijungus. Ir štai Padugnė sako, man paskambino kažkokia būrėja ir aš pabandžiau gauti tos mergaitės ten tikslę gimimo datą, laiką ir taip toliau. Ir su manim bendrauti nenorėjo. Tai matyt, jie jaučia kaltę. Matyt, čia kažkas yra negerai. Tai yra, jisai pradeda, tiesiog juodinti šitos mergaitės tėvus ir artimuosius. Aš nežinau, kur gali būti didesnis dugnas ir ką čia reikėtų dar daugiau pridurti. Priminsiu, visa tai vyksta, kai iš esmės pareigūnai jau žino, kur yra mergaitė ir jinai netrukus bus išlaisvinta. Turi dar mažesnius vaikus, vienas vaikas toks dar darželinio amžiaus, o kitas vaikas lėliukas ten pas juos. Tik dar vienas dalykas man nėra patvirtinta, aš čia tik nežinau, bet teisėsaugoj šitą dalyką tikrai išsiaiškinus, ar yra šita mergaitė biologinė dukra šito tėvo, nes ten irgi buvo tam tikros tikrinamos versijos dėl vidinių konfliktų šeimoje. Ten yra toks vienas momentas, buvo irgi šita versija tikrinama dėl grinai, nes tai nėra normalu, kad mergaitė tiesiog prie 20 laipsnių šalčio 5 vakare išėjo batareiko. Normaliai vaikų nepaleidžia. Aš jau nekalbėsiu apie privatumo pažeidimus, bet aš tiesiog sakau, kad tai yra Padugnė, kuris iš piršto laužia visą informaciją ir tiesiog pasiema pačias aštriausias temas tam, kad pabandytų įaudrinti žmonės. Tai yra, pasižiūrėkite, konfliktą šeimoje, kalti artimieji, pasižiūrėkite, mergaitė jau greičiausiai negyva, žiūrėkite, jinai buvo išvežta, kalti policijos pareigūnai, nes netaip ieško, žmonėm yra sakoma, kad reikia ieškoti štai aplinkiniuose rajonuose, nors tai visiškai netikslinga, nors mergaitė rasta 1,5 kilometro nuo pagrobimo vietos, kad į garažus policija laužėsi, nors tai yra nesąmonė, vėlgi garažiai jinai yra ir surasta. Ir realiai tiesiai šviesiai sakau, rimti ten, kur tyrėjai, sekliai
iš šito, kad ten visuomenė vaikštinėja ir ieško ir ten kažkokias ten pakampės žiūrinėja, tai ten juokiasi. Sako, čia yra grinai visuomenės nudurminimui padaryta. Kad atėjo visuomenė, ką daryti, tie stovi krūva policininkų, oi, ką daryti. Tai eikit vaikštinėkit, suprantat, eikit vaikštinėkit, žiūrėkit, gal kažką rasit. Ir tai turbūt yra žinutė ateities potencialiem nusikaltėliam, kurie galbūt ateity planuos nusikaltimus, kad žiūrėkit, ne tik policija jumis užsiminės. Ir tai yra labai svarbu. Ir tai yra labai džiugu, kad mes turime šalia tos, negeros visuomenės dalies, bet turim absoliučią didžiumą pilietiškų žmonių, kurie meta viską, visus turbūt darbus ir per tokius šalčius eina, prašosi, rodo iniciatyvą ir tikrai padeda ir sakau, čia dėrėjo viskas. Ir tos viešos priemonės, tos iniciatyvos ir neviešos priemonės. Ir tikrai čia kiekvieno yra nuopelnas, kad mums visiems pasisekė. Aš nesakau, kad pasisekė vien tik tai Lietuvos policijai. Pasisekė mums visiems. Netoks jau ilgas tas Antano Kandroto laivas, apie pusvalandį, tai spėja jisai apdergti visus, kuriuos tik tai gali, spėja sukurti sąmokslo teorijos, kurios yra išsklaidomos ir paneigiamos jau po valandos, bet ką jisai dar spėja, tai pirmiausia pareklamuoti savo neegzistuojančią partiją. Jinai nėra niekur registruota, jisai kalba apie tai kaip apie įvykusį faktą ir jūs pasižiūrėkite, kiek laiko pakankamai trumpame laive šitas padugnė kalba apie savo politinį darinį ir jį reklamuoja. Kaip galima stoti tavo partiją? Dabar būtų neetiška turbūt agituoti stoti partiją, nes ne tas laikas, ne ta vieta. Galėčiau čia prisidėti partijos logotipų, visokių nesąmonių, ką tik buvau su partijos maike, specialiai nusiėmiau, bet tik viena, tik tokia kita liko, tai žodžiu. Tai iš esmės, užeikit. .lt užpildykit anketą bet sakau, aš nenoriu čia, netokiu metu čia reikia agituoti stoti partiją, čia būtų žema, ciniška ir tai tikrai ne dėl to reikia stoti partiją, kad tokiu metu stoti partiją jau anksčiau galų galia reikėjo, bet norit, stokit, jokių problemų. Tai bet sakau, aš noriu visiškai atsiriboti, nes jau čia pradėjo kai kurie rašyti komentarus, kad čia kelia reitingus. Daugiau nei 2 minutės žmogus kalba, kaip jisai nenori kalbėti apie savo partiją. Ir kažkas jam rašo, kad jisai kelia reitingus. Jis ne reitingus kelia, jis pramušinėja dugną. Yra baisiausia, kad Lietuvoje yra to dugno gyventojų, kuriem tokie dalykai patinka. Ir vėlgi, jūs patys galite atsidurti štai tokių sukčių, tokių aferistų, tokių nusikaltėlių aukomis. Ir tada jūs pakeisite savo nuomonę. Arba jūsų nuotrauka gali atsidurti kažkur ir bus pasakyta, kad šitas asmuo yra susijęs su rezonansiniu nusikaltimu. Ir jūs pasižiūrėsite, kaip tada gali pasikeisti jūsų gyvenimas. Klausimas, kas jūs nuo to gali apginti. Ir čia yra teisėsaugos darbas ne tik tai tokius rezonansinius nusikaltimus išsiaiškinti, nes tikrai čia reikia sveikinti, tai yra didžiulė policijos sėkmė, nebejotinai tai prisidės prie dar didesnio pasitikėjimo policijos pareigūnais, bet tokių dalykų taip pat palikti negalima. Ir dabar vėlgi anonsuoja Antanas Kandrotas, kad jisai pasinaudos sausio 13 laužais toliau savo provokacijoms ir čia aš turiu vieną labai svarbią pastabą. Tai yra žmogus, kuris naudojasi svetimais vaikais tam, kad didintų savo populiarumą. Pačių įvairiausių istorijų buvo, ten, kur yra istorija susijusia su vaikų išnaudojimais, su kažkokiamis problemomis šeimose, ten iš karto yra ir celofanas, kuris bando visais įmanomais būdais iš to išpešti naudos savo. Tai jeigu jūs ateisite į šitą minėtiną dieną prie laužų, patriotinės nuotaikos, saugokitės ir ypatingai saugokite savo vaikus nuo šito veikėjo. Pasinaudosiu dabar irgi dar pasakysiu vieną tokį svarbų dalyką. Visi, jeigu kas dar mergaitė ir nebus rasta, susitinkiam visi 12 dieną prie Seimo 7 vakare, apsitarsim ką daryti. Visus kviečiu, ten bus irgi laužai deginami, dar kažką. Visi, kas neabejingi šitai situacijai, dar kažką, visi susirinkime prie Seimo. Bus ten Bilotaitė, bus daugiau konservatorių, pas juos ir paklausim, kaip jums sekas. Mergaitė atsirado, jinai surasta pakankamai greitai, gyva ir sveika, tai aš suprantu, kad celofanas su savo šutve, lobovais ir visais kitais sausio 12 dieną vakare eis padėkoti Bilotaitei ir konservatoriams, kurie taip pat bus minėjami, kaip jisai čia ir sakė. Tai vėlgi, jeigu rimtai kalbėtume, kiek apgailėtini yra šitie veikėjai, į savo provokacijas ir savo politinės akcijas jie nebesurenka žmonių.
Todėl maksimum, ką jie gali padaryti, tai pasinaudoti sausio 13-ąją, minėtina data, kuri iš tikrųjų taip pat primena tragiškus įvykius Lietuvos istorijoje ir pasinaudoti rezonansinių nusikaltimų prieš vaiką, tam, kad pasakytų, ateikite prie laužų, net neaiškinant, kokie ten tie laužai, ir pasikalbėsime apie mergaitės paieškas. Nors ką tik tai tas pats Padugnė sakė, kad žiūrėkite, visi tie, kurie ieškojo, visi tie, kurie šalo, jūs čia kažkam cirke dalyvaujat, policija tiesiog neturi ką veikti, tai jums čia sako šukuoti aplinkinius rajonus. Koks tikslas prie Seimo susirinkimas, tai aš ten būsiu, nenori neik, tai čia koks prie Seimo, aš ten būsiu, nori ateik, nori ne ir viskas, čia tas Seimas iš vis ne prie ko. Tai va, Seimas šiuo atveju bus pastatas, tai va. O kam tie laužai, kad šalta nebūtų? Gerai, viskas, tvarkoja. Visiškai nenuostabu, kad celofano auditorija net nesupranta, kodėl prie Seimo iš sausio 12-osios į 13-ąją naktį yra deginami laužai. Ir nenuostabu, kad Kandrotas net nesivargina jiem kažką paaiškinti. Sako, dėl to, kad aš ten būsiu. Tai pasakysiu tik tai tiek. Visa tai yra provokacijos prieš valstybę. Tokiu būdu vėlgi labai aiškiai testuojamasi, kas tai yra informacinės atakos, kai yra kažkoks didelis įvykis, visuomenė įsijungia į tą įvykį. Štai tokie veikėjai jie gali labai lengvai pasinaudoti žmonių patiklumu, pavyzdžiui, tie 8000 pasidalinimų. Aš nebejoju, kad ten dalis iš tikrųjų yra botai, troliai, visokie netikros paskyros, bet aš taip pat nebejoju, kad yra žmonių, kurie nuoširdžiai jaučia pyktį ir jeigu jiem kažkas pasako, žiūrėk, tai yra asmenys susijęs su nusikaltimu, jie puola dalintis apie nieką negalvodami. Tai aš labai siūlau kartais pagalvoti. Būkim protingi. Tai tiek šiam kartui, trumpesnis epizodas, sekmadienį mes pasimatysime 9 ryte, tikrai laukia didelis epizodas, daug nukentėjusių asmenų, gerai žinomas Lietuvoje asmo, dabar kaip tik dirbu prie šio epizodo, bet naktį skiriau šiai temai, nes aš jos tiesiog apeiti negalėjau. Ačiū labai, kad pasižiūrėjote ir iki.